Nu, pažiūrėkit, kiek kokioj mes vietoje esame. Va čia Baltarusija, va čia mes, Lietuva. Čia va, užėmės vietą. Reiškia, kad kaip prie šitos vietos. Taip, čia jau dalykai. Siekia, kad jo sistema pakeis visą socialinį, ekonominį ir politinį gyvenimą ir dauguma jo reformų, kuriuos jis pradėjo Respublikoje, buvo vėliau panaudota. Tai kariuomenės reformoje, tai edukacinės komisijos reformoje, kituose irgi. Ir sakoma, kad nuopelnas Brustovskio būtent todėl, kad jisai aprašė ir nupasakojo, kaip tai turi atrodyti. Bet likimas buvo toks, kad Bžostovskis pats išvyko į Varšuvą, jau žinodamas, kad bus, reiškia, kad caro kariuomenė jau netoliese yra. Bžostoviečiai priėmė 3 kazokų atakas, atrėmė jas. Vėliau, aišku, jėgos buvo nelikios ir viskas buvo sunaikinta, sudeginta. Bžostovskis emigravo į Dresdeną, vėliau į Romą, o pauloviečiai, kurie dar išliko, parašė jam laišką, labai prašė, kad jisai grįžtų ir jo jau prisiminimuose parašyta, kad aš papasakosiu, reiškia, mes papasakosime apie tave mūsų anūkams ir proanūkiams, o jie savo anūkams ir proanūkiams. Ir padovanojo jam žiedą. Tam žiede buvo parašyta žmonijos draugui. Tai va taip, tą meilę savo, tą gerą gyvenimą prisimindami, jie padėkojo Bžostovskiui. Bžostovskis grįžta čia 1800 metais. Nusiperka mažų namuką, nes neturėjo jokių lėšų. Jisai rašo, kad atidaviau savo mielai gimtinėje Tiską. Ir žmonės prašo jo atsigimti pinigų lėšas, kurios buvo skirtos toliau gyvuoti mokyklai. 2000 zlotų, 20 tūkstančių zlotų buvo skirta irgi naujai bažnyčios statybai.
ir toliau gyvuoti, reiškia apmokėti felšerio čia darbą, nes kiti, reiškia, žemvaldžiai vėlesni turėjo tokią surašytą, jak to umova, sutartį, reiškia, kad toliau bus vykdoma tokia valia Bžostovskio. Jisai grįžo ir jisai nepaėmė šitų pinigų. Jisai taip pasakė, kad mano žodis kažkada tai duotas, turi būti teisėtas, o jūsų sveikata išsimokslinimas jau yra man atpildas. 24 metus jisai tame mažame namke gyveno. Tai pamatysit tą dvarą didingą ir Bžostovskį, galima įsivaizduoti, kad jisai gyveno taip skurdžiai, dar buvo klebonų mūsų Turgelių bažnyčioje. Patys bžostoviečiai dar dalyvavo sukilime 1831 metais ir jau po to, aišku, tai Sibiras, tai buvo nužudyti ir nebeliko tų piliečių. Bžostovskis 24 metais buvo skirta jam, reiškia, būti kunigu Rukainiuose, čia netoli tokia yra vietovė. 3 metus jis ten kunigavo, o 1827 metais lapkričio 17 dieną mirė ir buvo palaidotas pačioje bažnyčioje, buvo tokia atmintinė plyta pastatyta. Kada atėjo, reiškia, tie caro laikai, buvo net perorganizuota, ne sunaikinta, bet tiesiog nuėmė kryžių, pastatė savo ir padarė cerkvę. Padarė cerkvę ir sunaikino visiškai Bžostovskio tą kapavietę ir mes nežinome dabar, žinome, kad būtent ten jis palaidotas, bet kur niekas, dabar yra lenta, žinau, paminklinė pakabinta prieš savaitę, o jo tyrinėtojas Bartis taip prašė, kad caras su poloviečiais susidorojo sukilimo metu, o jau su Bžostovskiu po jo mirties. Yra 2 paveikslai, kurie vaizduoja. Čia yra laisvių suteikimas Bžostovskio, aišku, reprodukcija. Originalas yra Varšuvoje, Viljanovo rūmuose. Mes buvome ten, tikrai matėme. Šitas paveikslas yra Smuglevičiaus, o šitas yra Fabre. Fabre, italų dailininko. Dabar aš pasakysiu, kaip jie buvo nupiešti. Jie buvo nupiešti tada, kada Bžostovskis buvo emigracijoje. Jis tiesiog Smuglevičiui papasakojo, kad jisai pavaizduotų, kaip tas viskas vyko. Taigi čia yra kariuomenė, jo vėliava ir čia yra Maltiečių ordinas, kadangi jisai buvo to ordino ir narys ir jisai nešė tą pagalbą žmonėms. Stovi Bžostovskis ir tas vienas iš valstiečių karininkų labai taip nuolankiai priima tą įstatymą, pagal kurį tą tvarką, pagal kurią turėjo funkcionuoti visa ta respublika. O čia šalia yra 2 deivės, čia alegorija, taika ir žemdirbystė tarp žemvaldžių ir taika tarp žemvaldžių ir valstiečių. Taip jisai norėjo parodyti visą tą gyvavimą respublikos. Apačioje vaikai, jie nežaidžia, bet jie skaito, jie jau mokosi. O čia yra pavaizduoti rūmai. Taip nupasakojo, kaip turėtų atrodyti tie rūmai. Iš tikrųjų, jie atrodė kaip tokia tvirtovė, kadangi, buvo aptverta ir čia tas dvaras buvo labai saugojamas.
O kitoje pusėje Merkės jo administracinis centras. Tai čia buvo Pavlov, tai čia Pavlovo. Ir čia stovėjo rotušė, čia buvo mokykla veikė, čia karčiama ir 12 dūmų, kaip jisai rašė, reiškia namų. Tie namai būtent taip atrodė, kokliniai turėjo būti krosnis. Čia buvo ir tie kokliai pas jį, kaip čia pasakyti, gaminami. Iš čia turėjo 3 malūnus, iš čia jo buvo moneta kalama pas Bžostovskis, nes jis turėjo savo pinigus. Ir dabar sakoma, kad dabar galima dar surasti jo pinigus, kažkas suranda būtent ieškodami neteisėtai, bet kadangi jau dabar teritorija, tai gal nekas. Aš žinau, nes man sakė, pas ką ten yra, bet prašiau, kad nors nuotrauką padarytų tų pinigėlių. Bet žinot, bijo turbūt žmonės ir taip man nieko taip. Bet čia dvaras egzistavo nuo 14 amžiaus. O 16 amžiuje čia būtent Paulovoje gyveno kunigaikštis totorių kilmės Kirdėjus, kurios atgabeno Vytautas didysis. Tai jis čia turėjo dvarą. Taigi neprasidėjo taip Bžostovskį ir nepasibaigė, aišku, bet per Bžostovskį čia valdymą buvo toks svarbus įvykis. O čia sugriauta kolona, čia pavaizduota Fabre paveiksle, kad Bžostovskis labai liūdi, jisai rašo istoriją. Na, o iš tos nukirstos, numestos kolonos išauga alyvmedis. Mes norėjom, kad būtų alyvmedis, pasakė, ne, čia nevaizduokit alyvmedžio, tegul būna vyno, taip, turtingiau. Na, bet ką galima pasakyti, kaip jūs matot toje kolonoje apačioje, yra pavaizduota va tas, kas... Taip, lyg tai atvaizdas, taip, jau jisai sugalvojo ir irgi Fabre nusakė, kaip tai turėtų būti, kaip atrodyti. Tai vat, dūmai, sugriauta jau ta jo respublika, iš tikrųjų tie kaimai, kurie turėjo vardus, pavyzdžiui, Zamoiskio, Kreptovičiaus, reiškia, kurios įkūrė pats Bžostovskis, sunaikinti buvo visiškai. Kiti išliko kaimai, bet būtent va tie, kurie... Nieko nereiškia. Tai užfiksuota ir to laikotarpio yra tam tikri dalykai ir patys seniausiai. Tai norime jums atsidėkoti už jūsų ekskursiją, na ir palikti jums susipažinti su mūsų istorija. Ačiū labai. Na, didžiosios merkinės dovana mažai merkiniai. Ačiū. Ačiū labai. Ja. Gerbėmieji merkinės seniūnijos gyventojai, man yra didelė garbė pasveikinti jūs.
Linkiu jūsų seniūnijai viso pačio geriausio, kad nebūtų pas jūs daug visokių bėdų, tik gerų įvykių. Artėjant naujais metais noriu jums palinkėti viso geriausio, jums visiems patiems asmeniškai ir aplamai seniūnijos gyventojams, seniūnai, gerbiamai ponai Gintautai, kad jums viskas būtų gerai, daug sveikatos, geros nuotaikos ir viso pačio geriausio. Iki pasimatymo, laukiam turgeliuose. Ačiū labai.